Labas rytas, Alfreda. Labas rytas, Ana. Labas rytas visiems. Sveiki, kad apižiūrėtumėt. Na ką, pradėsiu nuo savo klausimo, kuris skambėtų taip, kuom vaizduotė skiriasi nuo fantazijos. Labai ačiū, Ana, už klausimą. Turbūt iš pirmo žvilgsnio jos kaip ir nieko nesiskirta, ar ne? Bet panagrinėjus giliau atsiranda esminis skirtumas. Tiek vaizduotė, tiek fantazija yra iliuzinės sferos dalyviai. Tačiau pati vaizduotė, ji turi pakankamai apibrėžtas formas. Kuomet žmogus imasi vaizduoti savo ateitį, tolimesnę, netolimesnę, pajungus savas svajones, vaizduotė įgauna labai konkrečias formas ir kuria emociją. Fantazija taip pat kuria emociją, tačiau tas pajungtas tolimesnis žvilgsnis fantazijos lauke formuoja mažiau aprėpiamą, apčiuopiamą kažkokį tai tikslingą vaisių, kuris yra tavo priekyje, apie ką tu fantazuoji. Ir iš tiesų fantazija nebeturi tokių tikslių formų, kurios tau leistų, padėtų savotiškai tos fantazijos siekyje. Vaizduotė susisiaurina iki manęs aspekto. Fantazija, ji daugiau apima išorinius aspektus ir mažiau paliečia mane, kur iš tiesų galimas susipriešinimas šitų dalykų, ar ne, kuomet iš tiesų ir vieną kitą galėtumėm apjungti ir atrodytų labai panašiai. Vaizduotės dalyvis esu aš. Fantazijoje dalyvio yra net keletą. Vaizduotės priežastingumas esminis esu aš. Kokiu tikslu? Atsiranda tikslas, siekis ir konkrečios formos, kaip tikslą ir siekį pasiekti, ką man tai reikštų, kodėl man to reikia. Fantazija daugiau neapibrėžta, svajonės lygmenį, pajungta dėmesiu į išorę, kurti iliuzinį išorės aspektą, pasijungia gerokai daugiau dalyvių, o esminis aš fantazijoje sumenksta. Jis tampa priklausomu nuo, kas išorėje sąlygomis esti. Vadinasi, dalyvauti fantazijoje priklauso nuo tavęs tik tai tiek, kiek tuo pačiu priklauso ir nuo išorės veiksnių, sąlygų. Manoji vedančioji vaizduotė, kuria iškelia mane kaip vaizduotės dalyvį ir sureikšmina mano esminę žinutę. Aplink esminės žinutės ašį apsistato irgi sąlygos, kurias tu kuri kaip pagalbinės priemonės tavo vaizduotėj virsti į materiją. Tikslas iš tiesų yra pasiekiamas gerokai greičiau, paprasčiau, labiau esi orientuotas tą tikslą siekti, nes tavo vaizduotės vaisius negali būti paneigiamas išorės. Jis gali būti neigiamas, teigiamas tik tai tavęs paties. Ta iliuzija, kuri gyvena išoriškai, kaip fantazija, ar ne, tos aplinkinės, aplink tave esančios fantazijos dėmesio lauke esti pernelyg daug aspektų. Čia kaip individualioji sąmonė ir kolektyvinė sąmonė. Mes neišeiname iš kolektyvinės sąmonės lauko, tačiau suvokus save kaip individualiąją sąmonę, mes labiau sugebame objektyviai išreikšti save subjekte. Aš galbūt ir suklysiu pasakydama, kad kai mes vaizduojame, mes ir kurime sąlygas veiksmui. Taip, tai aš ir sakau, tu esi
tas vaizduotės dalyvis, nuo kurio priklauso Mhm. viskas. Tu esi pats kūrėjas, nes vaizduotė esi tu, o fantazija dažniausiai yra įtakota tavo išorės. Bet kas išoriškai tau palieka didesnį įspūdį, jis yra tavo fantazijos dalis, kuris skatina tave netgi fantazuoti. Fantazija dar nuneša į tokį iliuzinį lauką, primesdama, kad tau tarsi to reikia. Nes, kažkaip impulsyviai tu kažko užsimanei, ar ne? Mhm. Kai tuo tarpu tavo vaizduotė yra tavo esminė kūryba kaip įrankis siekti tikslų tam tikriem noram, kaip poreikiam, kurie lėtiškai jau tavyje gyvena, kurį laiką, ar ne? Gal netgi ilgą laiką tavyje formuojasi tokie poreikiai ir vaizduotė yra įrankis šitų poreikių pasiekti ir gyvendinti. Bet pats žmogus gali savitai atskirti, ar jis vaizduoja ar fantazuoja? Iš tiesų gali, jeigu nori, bet tas gali, jeigu nori, yra apie tai, kad aš esu stebėtojas savos iliuzijos, per ką ji reiškiasi. Per mano asmeninę vaizduotę, nes tai yra manieji filtrai, jie yra gebantis dar nesamą versti esamu, o jeigu mano iliuzija ima reikštis per fantaziją, fantastiškai nėra ribų. Ir iš tiesų žmogus pasimeta net ir savistaboje, kuomet išėjus į fantazijos lauką atsiranda per daug dedamųjų, kurie blaško tavo dėmesį. Pasitelkus vaizduotę, tavo dėmesys susiaurėja vėlgi iki tavųjų filtrų, iki tavųjų asmeninių poreikių ir labiau koncentruotai ima reikštis tavo gyvenimo kūryboje. Šitie įrankiai iš esmės tau yra galingesni negu taškytis fantazijoje ir prarasti galias. Nes fantazijos sferoje energija naudojasi į išorę, nebūtinai užčiuopiant tam tikro rezultato. Gali būti netgi persijungimo momentas, kuomet tu pradėjai nuo fantazijos, tada labiau koncentruotai sukaupiai energiją, tai yra dėmesį, pasižiūrėti į tam tikrą fantazijoje esantį objektą arba subjektą ir pradėjai naudoti savo vaizduotę kaip tikslą tai iliuzijai virsti tavo kūrybiniu aspektu, produktu. Bet šiaip, man atėjo žodis toks, vis tiek yra žmonių, kurie daugmaž patingi, bet labai labai dažnai fantazuoja. Ar šitam žmogui yra realu iš fantazijos pasaulio pereiti į tą? Tik savistaba gali kontroliuoti šitos procesus. Vadinasi, tu aiškiai turi žinoti, kuriame lauke tu randiesi. Jeigu tu užsižaidi ir tau patinka tavo fantazijoje būti, vadinasi, net nėra vidinio tikslo kaip poreikio viską versti materiją, patirti, grinai. Bet jeigu kažkas išorėje mato, kad tu fantazuoji, ar gali išorė tau padėti, labiau susikoncentruoti? Išorė ne tas pagalbininkas, kuris tave ves tikslingai į tavo vidų. Išorė yra tavo sukurtas subjektas, kuris neturi iš tiesų tau didelės įtakos, išskyrus atspindi tai, kas esti tavo viduje. Vadinasi, pirminis impulsas vis tiek gimsta tavyje, tuomet jisai pasirodo tavo išorėje, kad tu pamatytum, apie ką tu pats esi. Galėtų atrodyti, kad išorė gali pradėti vesti, ar ne? Tai reiškia, kad tu turi suvokti suklydęs, nuklydęs. Vis tik įsijungia savistaba kaip dėmesys savo, kad tu atsidūrei nevaldomam lauke ir jis tau iš tiesų nepadeda tikslingų būti. Tai tada atrodytų, kad išorėje aš gebu pastebėti tam tikri ženklai, tarsi veda mane, jog aš klystu nuo savo kelio, tarsi, ar ne? Nors visi keliai yra tavo, net ir klystkeliai.
bet jie veda nuo tikslo, ne tikslo link. Mhm. Matricoje galima apsukti viską, šešetas gali būti devynetų, žiūrint iš kurios pusės pažiūrėsi, devynetas virsti šešetų, žiūrint iš kurios pusės pažiūrėsi. Jeigu vėlgi tavo savistaba pasijungia kažkur pakeliui, tu tikrai iš išorinės perspektyvos gali nukreipti dėmesį į save ir atrodytų taip, kad tas pirminis budinantis impulsas yra tavo išorėje. Bet viskas iš tiesų yra tik informacinis laukas, kuris tau visada kažką kalba. Ir jeigu tavo išorė pradeda kalbėti apie tave patį, tu supranti, kad visi resursai, tie patys nuklydimo atsirado tavo viduje. Ar taip eitų dėmesio srautas plačiai į išorę, ar tavo dėmesio srautas eitų plačiai į tave patį, ar ne? Tai reiškia giluminis žvilgsnis tavųjų poreikių, tavųjų galių, pamatymas savyje tam tikrus įrankius, vaizduotės pagalba gali būti išskleidžiama išorėje. Kodėl dažnai žmogus pradeda iš tiesų labiau nuo fantazijos kaip iliuzijos, ar ne? Todėl, kad nepaslaptis, jog kiekvienas žmogus yra savitai ribotas. Dažnos ribinės gijos, kurios atpažįstamos kaip nedrąsa, neryžtas, baimės, kritikos baimės, ta netikrumo pozicija, kuri stabdo tavo viduje, tarsi imtis tų kūrybinių įrankių, kurie yra daugiau apie tavo vaizduotę, nei kad fantazija neša. Todėl, kad žmogus išoriškai mato ir pripažįsta stebintįjį, aplinkoje esantį stebintįjį, kuris visada duoda žinoti apie tave kaip esminį esantį. Tai jeigu žmogus pirmiausia sureikšmina kritiką esantį savo išorėje, jis tiesiog nesupranta, jog atsiremia pats į save, į savo ribotumus, kur tie didieji kritikai gyvena tavyje. Ir dažnu atveju jisai sustabdo tą esminį savęs saviplėtoj kūryboje, ar ne? Nes ką pagalvos, neįstengsiu išlikti. Nuo vaikystės galbūt kažkada buvau skaudžiai sukritikuotas ir man dabar tai yra išorėje nuolat skambantis toks esminis impulsas, kuris man signalizuoja užsidarimą, skausmą, nevedimą toliau, neleidimą savo būti, neleidimą vystyti savo kūrybinius impulsus, ar ne, išsiskleisti. Šitos gijos iš tiesų esančios išorėje, kurios aptinkamos per išorinį kritiką, stabdo tavo vidinį kritiką, nes tai yra viena ir tas pats. Per patirtis. Tačiau reikia žinoti auksinę taisyklę, kad kritikas yra apskritai paskutinė instancija. Pirmiau reikia padaryti, sukurti, atlikti, būti, kad tai būtų destruktyviai arba konstruktyviai įvertinta kritiko, koks jis bebūtų tavo viduje, jis irgi yra ir jis yra negailestingas. Tai iš pradžių veiksmas, paskui išvada kaip pasekmė. Užsidaryti, bijoti ir nesirišti dėl to, kad kažkur išorėje ir esti kritikas yra didžiausias nesąmoningas pasirinkimas. Susidurti su kritiku yra labai prasminga. Visi vertinimo kriterijai vis tiek nugula tavyje. Kad ir kaip išorė tave priimtų, jis signalizuoja tavo stipriasias ir silpnasias pusės. Tavo ribotumus, tavo galimą išsiplėtimą kaip leidimą savo. Vadinasi, kritika yra iš tiesų labai reikalingas palydovas, išskyrus tuomet, kuomet ji plečia tave. Ne tai, kad plečia, bet atsiduria į polius, kaip
gera arba bloga kritika, ne, kaip teigiama arba neigiama. Nes neigiama kritika tave uždaro iš karto. Bet ar ne pats žmogus, aš nežinau, nepasirenka, kaip ta kritika jame nuskambės neigiamai ar teigiamai. Nu, jeigu tu prieštarausi, tai ta prasme jinai jau skamba, tavyje rezonuoja, neigiama kritika. Taip, iš tiesų, be išankstinio pasipriešinimo vertėtų labai gebėti išgirsti esminę kritikos žinutę, kodėl ji tau skamba ir kaip ji tau skamba. Pats kritikas, jis nėra nusiteikęs tave sužlugdyti. Jam tiesiog suskamba taip, kaip jam atrodo. Jisai tai turi teisę, ar ne? Sužlugdyti save linkęs esi tu pats. Kuomet suvibruoja tavyje tavieji ribotumai, kaip neleidžiančios tikslingos galimybės save vystyti ir plėtoti, ir tu tiesiog nustoji arba vengi tai daryti. Pirmiausia, tu nustoji kažkada kartą, o ilgainiui tu tiesiog vengi tai daryti, tam, kad nesusitikti su kritiku. Bet nesusitikti su kritiku yra nesusitikti su savimi. Tai iš tiesų niekam neturėtų būti tikslinga. Ačiū, Alfreda. Ačiū, Alfreda. Ačiū tau už klausimą. Tikiuosi, kad jis jums gražiai labai suskambėjo. Gražiai tai reiškia vienaip prasmingai, kitaip suprantamai. Ir grožis, kuomet viskas, kas jums suskamba, surezonuoja jūsų viduje ir išlieka vertėje. Aš savo ruožtu noriu pasinaudoti galimybę pirmiausia pakviesti į renginį Klaipėdoje, kuris bus papildomas renginys balandžio 13 dieną. Satsangas, tai vedimas aukščiausiame dvasiniame sraute per klausimus atsakymus. Visi klausimai yra galimi, atsakymai nuskamba toje pačioje erdvėje. Vadinasi, buvimas yra labai prasmingas. Bemaž 4 valandų dienos satsangas, dienos retritas Klaipėdoje. Nuorodos visose mano socialinėse erdvėse, Instagrame, Facebook'e ir www.samonėsgalia.lt. Visi renginiai, sekantis vienas po kito, yra sužymėti. Pasirinkite save kviečiantį. Ačiū, Ana. Ačiū, Alfreda. Ačiū visiems.